Sveiki, Gediminai. Sveiki. Labai malonu šiandien su jumis kalbėtis, tokią gražią dieną. Aš trumpai jūs pristatysiu ir tada tiesiog nersime į tos klausimus apie Lietuvos visuomeninį gyvenimą. Tai trumpai jūs esate aktorius, teatro pedagogas, dainų autorius ir atlikėjas, menininkas iš didžiosios raidės, gerai žinomas Vilniuje ir visoje Lietuvoje. Ir aš jūsų norėčiau klausti, kaip menininko akimis jums atrodo Lietuvos valstybės ir jos piliečių santykis, turint omenyje konstitucijos straipsnį, pirmame skirsnyje, antrasis straipsnis teigia, kad Lietuvos valstybė kuria tauta. Ir tas santykis būtent valstybės, tautos, netgi valdžios kaip tarpininko tarp tautos ir valstybės, jisai kartais atrodo toksai plonas. Ko jame trūksta jūsų akimis? Pasitikėjimo. O pasitikėjimas jis nenukrenta iš dangaus. Pasitikėjimas atsiranda nuo darbų. Ir kada žmonės mato, kad tam tikrai žmonėmis negali pasitikėti, nes darbai ir žodžiai skiriasi, tada apie atstovavimą didelės žmonių grupės, nes visada tam tikri žmonės jie atstovauja, bet atstovauja interesų grupę, atstovauja draugų grupę, atstovauja tam tikros partijos interesus. Bet ar ta partija iš tikrųjų turi laiko mąstyti apie Lietuvos gyvenimą, apie Lietuvos, ateitį? Nes labai trumpas tas, sakykime, net ir rinkiminis, laikotarpis 4 metai, kol tave išrenka, tu turi organizacinius visokius, klausimus spręsti, tam reikia lėšų, paskui, eina laikas, kada reikia gražinti tam tikras, paslaugas ir sakykime, tokiai smulkmenai kaip Lietuvos valstybė laiko nebelieka. Ir mane labiausiai, sakykime, kaip žmogų liūdina, kad aš dažnai girdžiu arba matau, tam tikrų grupių interesų atstovavimą, o tai visiškai nieko bendro neturi su, sakykime, su Lietuvos ateitimi, su mąstymu apie šalį, apie jos gamtą, apie žmonės, apie kultūrą ir taip toliau. Tai kažkaip tai labai norėtųsi viltis, aš laukiant, kiekvienų rinkimų, viltis, kad pagaliau, žmonės prabus ir truputėlį pakels, akis nuo savo kišenės į dangų, apsidarys bent aplink, arba bent išdrįs žiūrėti žmonėms į akis. Kad nes, sakykime, artėjant rinkimam, šūkiai tampa labai skambus ir labai dideli ir nerealūs. Bet, kaip pradėjau, labai norisi, kad tie žodžiai būtų remiami darbai. O atstumas tarp išrinktųjų ir paprastųjų žmonių, susikalbėjimas, arba žmonės labai daug, kad net ir kalbėti nereikia, bet jie junta. Taip džiugu, kad nors nedidelė, nors lašelė, 0,0 kažkokio procento yra skiriama, žmonių, arba miestų ir miestelių bendruomenėm. Kalbant, sakykime, ir su mūsų krašto politikais, ir su užsienio politikais. Yra neįsivaizduojamai daug galima nuveikti, skiriant žymiai mažesnės sumas, ne sostiniai, ne didmiesčiam, o mažom bendruomenėm. Ir jeigu tenai žmonės pasijus reikalingi, vėl juos pradės burti į drauge, į bendruomenę, kada žmonės pradės galvoti ne tik apie savo namus, ne tik apie, aiškus gražu, kada jie savo ten darželį arba savo aplinką pasipuošia, bet jie pradės galvoti, o kas ką norėtųsi matyti mūsų miestelyje.
ką mes visi, reiškia, kartu, vat, kiek tam kaime yra žmonių arba miesteliai, ką mes galėtume, reiškia, nuveikti kartu, kažkokią vietą bendruomenį ir taip toliau. Iš tikrųjų, tam reikia labai nedaug. Ir jeigu, sakau, mažos lastelės mūsų atsigaus, mūsų miestelių, reiškia, krizės metu Lenkai tą padarė, reiškia, kada jie pamatė, kad nebegali skirti labai didelių lėšų, reiškia, milijoniniam miestam, jie pradėjo skirti kultūriniam reikmėm, miestelių bendruomenėm, reiškia, reiškia, tikslinius tokius, reiškia, kultūrinius asignavimus. Ir tai, kas buvo nuveikta iš sostinės, iš centro valdyme, niekada nebūtų, reiškia, atlikta tiek per mažą laiko tarpą. Taip, kad, reiškia, kažkokio tokio dėmesio, kuris iš tikrųjų turėtų būti, labai pasigendame, reiškia, mes labai skubam kaltinti, o tai reiškia, iš esmės tai yra bejėgiškumo demonstravimas. Nes griauti, reiškia, tai, nuo vaikystės, žinai, kad pilį sugriauti, reiškia, koją pastumti yra, reiškia, yra labai lengva. Pastatyk ją. Reiškia, ir aš manau, kad, sakau, mes savo vaikus mokome, reiškia, neskubėk, gerb kito žmogaus darbą, gerb tai, kas yra sukurta. Labai norisi tęstinių programų. Yra visiškai palikta mūsų kultūros visuomenė, atitraukta nuo, reiškia, politinio gyvenimo, mūsų mokslo visuomenė, reiškia, yra naikinamas, reiškia, ekonomikos institutas, lyg ir tvirtinant, kad, reiškia, mums labai svarbu dabar ta ekonominė Lietuvos padėtis, bet tam reikia, reiškia, sugriauti, reiškia, ekonomikos institutą, žmonės, reiškia, paleisti vėjais, kurie, reiškia, specialistai, kurie galėtų užsiiminėti mokslį, kurie galėtų rinkti duomenis, analizuoti situaciją ir tada, reiškia, siūlyti tam tikrus, reiškia, konkrečius žingsnius. O ne, nes aišku, žymiai patogiau paskelbti, Lietuva bus, reiškia, 2030 metais tarp 10 Europos, reiškia, valstybių. Gražus šūkis. Bet jeigu tu nedarai nieko, tai tu esi idiotas, skelbdamas tokius lozungus. Tu nedarai, nes už tokio lozungo, reiškia, turėtų būti, mes darysime tą, yra etapai. O suprantate, reiškia, tie bendrieji žodžiai, lozungėliai mes pradedame ir žmonės iš karto skiria. Tai tušti žodžiai. Jie neparemti darbais, jie neparemti, reiškia, tų žmonių atsakomybę. Ir tai, reiškia, mes galime kalbėti apie, reiškia, politinį šaloną, mes galime kalbėti apie teisėjų saugos institucijas, mes galime kalbėti apie energetikos, reiškia, ir daugybę, reiškia, sferų. Ir kada žmonės, reiškia, mato neatsakingus veiksmus, tada, reiškia, kalbėti, kad šita valdžia atstovauja pilietiniai visuomeniai, tautai, vadinkime, nesąžininga. Taip, minėjot privačius interesus, partinius interesus, verslo interesus. Aš tokią paralelę galbūt sutiksite su teiginiu, kad kai susikūrė Sąjūdis, visgi tai buvo tikslas atsimti valstybę, Lietuvos valstybę iš svetimų. O dabar, kai minėjote, kad valdžia visgi atstovauja ne tautos, bet visgi privačius verslo, kitokių grupuočių, netgi turbūt nusikalstamų grupuočių interesus. Turbūt dabar reikia atsiimti valstybę iš savų. Kaip jūs manote? Jo, iš tikrųjų, nekart yra minėta ir kalbėti apie tai, kad dabar susigaudyti paprastam žmogui yra sudėtingiau. Nes per 50 metų sovietų valdžios, dėka mūsų partizanų, sovietų valdžia gerbė mūsų šalį ir prisibijojo. Tokiu būdu mes išsaugojom savo tautinį, reiškia, imunitetą. Mes turėjom, reiškia, sovietmetį apie 80% lietuvių, jeigu net nedaugiau. Reiškia, o pažiūrėkime, net kaimyninė šalis, kiek yra įvežta
statant gamyklas, ten daugybė yra, reiškia, galimybė atvežti ir atskiesti tą, reiškia. Galima būtų pasidomėti, kiek Sovietų sąjungai, reiškia, prapuolė tautų. Kalba, kultūra, tai arti 100. Išnyko iš vis. Buldozerių suvaryta. Mes, sakykime, turėjom iš ankstinę tokią bazę mūsų, reiškia, šviesuomenės, kuri išėjo, reiškia, į aktyvę pasipriešinimo kovą ir kuri vėlgi yra unikalus, visiškai unikalus, reiškia, pasaulio kontekste reiškinys, neturint kalnų, kaip Afganistanas, neturint ten kitų dalykų, reiškia, turint tik tai miškelius ir lygumas. Ir virš 10 metų aktyvaus pasipriešinimo, tai turime pripažinti, tai yra mūsų istorija, tai yra absoliučiai herojiniai puslapiai mūsų istorijos. Be reikalo jie, reiškia, taip deramai neprikeliami mūsų atmintyje, ypač kai mums sunku. Ir, sakykime, truputėlį daugiau pasidomėjus tų žmonių sąlygas, ką jiems teko išgyventi, tada žmonių mūsų niurzgėjimas, kuris yra dabar, reiškia, kaip sunku ir kad neįmanoma, reiškia, kad per mažai išmoka pagimdžius vaiką, paklauskite. Reiškia, jų senelių, kiek jiems už vaiką buvo mokama. Šeimos didžiulės ir visi dar turėjo ūkio darbus dirbti. Vaikai vaikus augindavo. Ir niekas, reiškia, net negalvojo, kad čia kažką turi grąžinti. Aišku, aš nenoriu pasakyti, kad mes neturime remti jaunų šeimų, žinoma. Mes turime padėti, kad, reiškia, kad jaunos šeimos jaustųsi pas mus kaip galima geriau. Tam ir yra, reiškia, demokratinis kelias valstybės. Aišku, norisi, kad jaunos šeimos turėtų daugiau vaikų ir matytų perspektyvą ir gražią ateitį ir tikėtų šitą šalimi. Nes kitaip mes iš tikrųjų esame nedidelė tautelė ir mes turime joje išlikti, mes turime savo, mano gal, mes turime savo užduotis pasaulio žemėlapį. Nedaug valstybių dabartinėme pasaulio žemėlapį yra širdies formos. Man žinomos yra dvi – Lietuva ir Indija. Bet iš kitos pusės, kad mes savo požiūriu, savo mintimis, savo žodžiais nenusilpnintume savo imuniteto, savo žmogiško imuniteto. Jaunystėje mes gaunam labai daug jėgų, labai daug, reiškia, sveikatos, energijos, jėgų. Ir, reiškia, yra dabar pasirodžiusi labai graži knyga Nerimas, kur 5 mokslo akademijos profesoriai, reiškia, rašo apie dabartinę situaciją. Yra viena populiariausių šiuo metu knygų ir beveik jų nebegalima gauti, reiškia, knygynuose, kurie savo ruoštų, be jokio užsakymų, reiškia, rašo apie dabartinę mūsų padėtį. Ir ten profesorius ir didžiai gerbiamas, reiškia, filosofas Šliogeris, Aridas Šliogeris, rašo, kad viena iš baisiausių mums dovanų, reiškia, dėkime į kabutes Europos Sąjungos, yra tušti pinigai. Ką tai reiškia? Tai yra pinigai, kurie už nieką, ne už darbą. Mūsų ūkininkam, kad jie neaugintų kokį nors, reiškia, gyvūnėlių. Pažiūrėkime, dabar važiuoju per Lietuvą į koncertus, pažiūrėkime, kaip sumažėjo, reiškia, karvių mūsų agrariniai valstybei. Reiškia, karvės, arkliai, reiškia, avys. Taip apsidžiaugia, kad dabar matai kokio avių bandelę. Kur mūsų, reiškia, žemės geros, derlingos, reiškia, žolė gera, bent jau. Auginkime, žiūrėkime, ten yra, iš tikrųjų. O čia staiga, reiškia, yra mokama už tai, kad tu nedirbtum. Ir iš vienos pusės, reiškia, jeigu taip trumparegiškai pažiūrės, tai mes turime gaunam pinigėlių, bet iš kitos pusės tai ugdomas neveiklumas. Tu pratinamas nebedirbti, nereikalauti atlygio už savo darbą, kurį tu dirbi, o ieškoti kažkur lengvų pinigų. Aš jau pats užtenka, kad aš atėjau į šitą pasaulį ir tai yra parazito psichologija. Ir tai yra, reiškia,
tai yra skatinama tos sandraugos, į kurią mes įstojame. Ir mes turime, reiškia, tai įvardinti, apie tai kalbėti garsiai ir atkreipti dėmesį, kad palaukit, reikia gauti atlygį už savo darbą. Ką tu dirbi, reiškia, ką tu darai, kokie tavo darbai, kokie tavo žodžiai, toks esi tu. Reiškia, jeigu neklausti klausimų, ką mes veikiame šitame pasaulyje, tada iš tikrųjų labai reiškia, sudėtinga nepasimesti šito informacijos jūroje, internetiniai, televiziniai, žiniasklaidos, propagandos, ten reiškia. Todėl, o dabar vasara, ne, reiškia, nori būti laimingas. Paprastas, reiškia, gerbėjai Lietuvos žiūrovai, klausykitės, ir paprastas būdas tapti laimingu. Neskaitot laikraščių, nežiūrit televizoriaus, nedirbat su internetu savaitę, pabūkit gamtoje. Ir jūs pasveiksit. Mes turim fantastišką gamtą. Be galo gražią, reiškia. Pilnas šiemetinis miškas kaip niekad. Pilnas grybų ir visokių uogų. Jau net paukščių, reiškia, ir kitokių grožybių. Vaikščioti po mūsų miškus yra dovana. Mes tiesiog per visą skubėjimą neturime galimybės, reiškia, sugrįžti į save. Mes apie ką mes kalbame, tam, kad tokius klausimus, sakykime, užduoti savo arba juos formuluoti, tu turi neprarasti ryšio su savimi. Kas esu aš, kad galėtum vadintis Lietuvos piliečiu. Nes kitaip, jeigu tu tame, reiškia, prarandi ryšį su savimi, tai labai lengva manipuliuoti. Tave lengva nupirkti už agurką arba, reiškia, dar stikliuką prie agurko. Suprantat, reiškia, man iš tikrųjų, man kelia siaubą kompanijos, kuriuose, reiškia, daužomi snukiai, krūvini arba žmonės miršta ir kažkas nepastebi. Tai man truputėlį, reiškia, yra neramu, kai tokie šeimininkai ateis atstovauti, reiškia, mūsų visuomenę. Na taip, tas tautinis imunitetas, aš manau, yra tikrai labai svarbus veiksnys toj masiniai kultūroje išlikti, kad mūsų, vadinkim, maža, bet stipri tauta savo kultūra, savo papročiais, tradicijom išliktų tarp to masinės informacijos, masinės kultūros srauto. Ir globalizaciniuose procesuose, tai aš manau, yra labai svarbu, turint omeny beje ir ES tą didžiulį projektą europizacijos ir tas regionalizmo politika. Jo, kad mes, neprapultume, mes turime išlikti, reiškia, ir branginti savo kultūrą. Antras dalykas, mes vėlgi grįžai prie sąjūdžio ir prisiminkime, kiek tame judėjime buvo kultūros ir mokslo žmonių, intelektualų. Nes kiek buvo, sakykime, žmonių, kurie sakė, net neverta pradėti, jie yra dideli, to būti negali ir tikėjimas daro stebuklus. Tie žmonės pažadino žmonėse, mūsų reiškia, visoje valstybėje pažadino tikėjimą, viltį ir sujungė. Ir įvyko stebuklas, reiškia, didžiausia, reiškia, šeštadalis pasaulio, reiškia, tokia milžiniška, reiškia, imperija, paskutinė imperija žlugo. Dėka tokio, reiškia, kontekste mes esame net neskrusdėlė, nežinau, gal blakė. Reiškia, gal dar koks nors mikrobas, reiškia, ir susprogdino, reiškia. Bet pargrėžim tas skylutė ir oras išėjo iš tos milžiniškos, reiškia, imperijos. Stebuklas įvyksta, kada, reiškia, žmonės, reiškia, pradeda tikėti ir burtis. Ir tame, sako, vėlgi didžiulį vaidmenį suvaidino kultūros ir mokslo žmonės. Ja. Aš dabar pakalbėjome apie kultūrą, norėčiau šiek tiek sugrąžinti prie politinių procesų ir norėčiau pateikti profesoriaus Algio Mickūno, jis yra žymus išeivijos profesorius, parašęs labai daug mokslinių darbų, išleidęs ir jo išvystytas terminas vadinasi vieno dauguma. Ir aš norėčiau jūsų klausti, ar sutiktumėte, kad vienas žmogus tuo pačiu gali būti dauguma. Tai yra, kad vieno žmogaus apsisprendimas veikti yra pats svarbiausias. Ir vat, kaip minėjote, Sąjūdžio, tą pragręžtą skylutę, kad tai gali būti visgi didelių procesų
toksai kaip greitintojas. Mūsų, reiškia, sakykime, mūsų priešai, mūsų valstybės priešai. Tik kalbėjau ir apie Sąjūdžio laikus. Jie sakė, neįmanoma, jūs per maži, neįmanoma, negalima. Ką tu vienas, ką tu mažas padarysi, reiškia. Ir mūsų partizanai, su kuo kovoti. Vienas, keturi, reiškia. Skaitai kaip reiškia, Dzūko žemynė, bunkerį, kuriame 4 partizanai apsupo 2000. 2000, reiškia, sovietų, reiškia, kariuomenės. Kiek žiedų. Ir tai, suprantat, tai kalbama apie, pasverkime šitų dviejų, reiškia, sandų drąsą. Kas labiau bijo? Jeigu mūsų partizanai rašo, reiškia, ką jie mums gali padaryti, jeigu mes mirti nebijom, ką dar? Tai tada reikia klausti, kodėl, vardan ko jie taip darė, kuo jie tikėjo. Be jų šitų minčių, nes jeigu mes mokomės, reiškia, mokykloje, kad niekas iš niekur neatsiranda ir niekas niekur nedingsta, jų mintys, jų viltys, jų tikėjimas niekur nedingo, jisai kabo virš mūsų, jie mums padėjo, reiškia, atsirasti ir Sąjūdžiui, ir visom kitom mūsų, reiškia, kitiem judėjimam ir mūsų stiprybei, dvasiniai stiprybei. Tai sakau, mums nereikia toli žvalgytis. Ir dabar lygiai tas pats. Mes neatsikalbėtume čia, jeigu mes nebūtų žmonių, kurie, reiškia, pradėtų vėlgi ieškoti galimybės burtis, bet pradėti nuo savęs. Nes labai čia yra sovietų ideologija. Aš nekaltas, kalta aplinka. Nusimti asmeninę atsakomybę. Ne aš, čia mano partija, čia mes tai, bet kas tie mes? Tai tada ir vardinkim, mes dirbom KGB, mes bendradarbiavom, va tokia buvo sistema. Bet toj sistemoj buvo žmonių, kurie nedirbo. Reiškia, kurie, sakykime, sugebėjo, sakykime, atsispirti pagundom, nes visus kalbino. Bendradarbiauti ir siūlė ten labai tos, reiškia, ekonominės visokias sąlygas ir taip toliau. Bet tu tiesiog turi atsirinkti, kas tau svarbu. Ir visiškai sutinku. Pradėkim nuo savęs. Vienas yra daug. Jeigu tu susitvarkai su savimi, jeigu tu susitvarkai su savo šeima, jeigu tu susitvarkai, reiškia, su savo kažkokia aplinka, tai yra be galo svarbu. Organizmui kiekviena ląstelė yra svarbi. Ir tik tai tada, reiškia, tos sveikos ląstelės, kada pradeda jungtis, tada tampa iš tikrųjų labai stiprus junginys. Ir mano galva, junginys, kuris jungiasi aplink materialinės, reiškia, gerybės, yra vienoks. Junginys, kuris jungiasi apie dvasinės vertybės, yra kitoks. Ir aš beveik įsitikinęs, aš negaliu patikrinti fizikiniai, bet aš galiu, mano galva, reiškia, kad tas, sakykime, dvasinis junginys, jis gali būti per pusę mažesnis skaičiumi, bet jis poveikiu bus stipresnis už 2 kartus didesnį, reiškia, kitokį, reiškia, junginį. Todėl, be abejonės, aš galiu, sakau, rašyti 100 šauktukų po šituo, reiškia, šūkiu. Vienas žmogus yra labai daug. Vienas žmogus eina balsuoti, vienas žmogus, reiškia, stoja gintis. Daugybė žmonių praeina pro, reiškia, skriaudžiamą kokį nors žmogų. Vienas žmogus sustoja ir apgina. Labai daug žmonių yra, reiškia, stebinčių. Mūsų mažai tautai reikia vedlių. Avių banda atsiras visada. O mūsų tauta yra talentinga ir darbšti. Ir kad
sakykime, savo žodžius aš remiu, sakykime, jaunimo pasiekimais tarptautinėse olimpiadose. Mokslo, meno. Pažiūrėkime, mes kasmet atvežam, reiškia, pasaulyje nugalėtojus arba prizininkus. Kaip mūsų valdžia nesugeba išnaudoti tų žmonių ir sudaryti jiems truputėlį geresnės sąlygas. Mes taip dosniai atidavinėjom kitiem, kaip negali, reiškia, mūsų universiteto rektoriai susitarti su licėjum arba Kauno, reiškia, KTU, reiškia, tą gimnaziją, su dar pagrindiniam gimnazijom, su prizininkais, tiek meno, tiek mokslo, kad tie žmonės gautų išskirtinės sąlygas, kad jie iš karto turėtų galimybę bendradarbiauti su firmom, kurie jais domisi. Tom firmom reikia, mes reiškia, pasibaigs greitai tas šaltinis, jeigu mes, reiškia, taip dosniai, reiškia, šelpsim užsienio kompanijas. Mūsų verslininkai, kurie turi patirtį tarptautinėse arenose, sako, Lietuvoje sąlygos iš tikrųjų nėra nei kiek blogesnės už pasaulio sąlygas. Tiesiog reikia ir tai padaryti nesunku, nedideliai šaly tvarkytis yra lengva. Tiesiog reikia valios, reikia, kad reiškia, mūsų švietimo ministerijos, prezidentūros, kas nori, kad truputėlį, reiškia, švietimo ir kultūros komitetai Seime, kad susimastytų ir surastų paprastą schemą, kaip mūsų prizininkai liktų Lietuvoje. Jie yra mūsų ateities vedliai, jie sukurs darbo sąlygas, jie atneš idėjas, ir to pasiekoje mes gyventume geriau. Man sunku, reiškia, įsivaizduoti, kad per 20 kelis metus mes nesugalvojame šitos sistemos, kaip išsaugoti mūsų žmonės. Ir jeigu mes net neturime, reiškia, techninių tų bazių, laboratorijų ir taip toliau, tegul jie, reiškia, besimokydami jau turi praktikas tose firmose, kurios yra mūsų, sakykime, reiškia, vedančios firmos. Ir daro eksperimentus, suteikit galimybę bandymam, eksperimentam ir auginkitės to žmonės. Mes turime labai daug gražaus potencialo ir tai vėlgi tiek kultūra, tiek mokslas mūsų yra iš tikrųjų labai potencialus, bet kažkodėl vis dar, reiškia, mes tam neišnaudojam. Todėl sakau, be abejonės, vienas žmogus yra labai stipru ir neapsigaukite. Viskas prasideda nuo vieno žmogaus, nuo asmeninio pasiryžimo. Ir jeigu klasėje atsiranda vienas tvirtas lyderis, paskui eina klasė. Tikras lyderis drąsu ras keli žmonės, kurie jam padės, auginsime ir nuveikt galima tikrai labai daug. O veiklos pakanka. Kalbėjome apie visuomenės apsisprendimą, vieno žmogaus apsisprendimą, tada visuomenės apsisprendimą. Aš norėčiau jūsų klausti, ar jūs matote kokių nors užuomazgų mūsų visuomenėje, kurios pakeltų mūsų tautą į kažkokį tai aukštesnį tą kokybės lygį, galbūt žmonės pagaliau priimtų pirmiausia asmeninius sprendimus, kad užtenka. Gal taip nebegalime gyventi. Suprantu, reiškia, vėlgi, aišku, galima būtų sustoti ir vardinti tam tikrus pasiekimus. Mūsų visgi kultūra yra labai aukšto lygmens. Literatūra, muzika, klasika, džiazas, dainuojamoji poezija, liaudies muzika. Iš tikrųjų yra be galo aukšto meistriškumo. Ir mūsų keliai tvarkosi. Ir daug yra, sakykime, kažkokio vis tiek mes turime žvelgti, kad tvarkosi mūsų valstybė. Jeigu kalbant apie viltį, dažnai lyg tai krypsta, reiškia, mintys į jaunimą. Jeigu mūsų jaunimas, sakykime, argi nesimptomiška, kad 92 metais gimusi, reiškia, jaunųjų karta, 91 yra laisvė,
laisvės atgavimas ir 92 metai, reiškia, tos kartos niekas nesustabdo krepšinio aikštelėse. 5 turnyrai pasauliniai ir iš 5 parsivežtos pergalės. Tokios kartos mes neturėjome, net be savo lyderio Valančiūno, ar ne? Reiškia, mes džiaugiamės kartą, bet mes nepagalvojam, kad tai yra gimę 92 metais. Mūsų tautiniam pakilime. Ir tai perduoda, tai reiškia, ta mintis, ta jausena yra perduota, reiškia, per genus tiem žmonėm. Ir, kaip minėjau, reiškia, įvairios olimpiados, įvairūs projektai, kiek kur yra laimėta, įvairiausių gražiausių, reiškia, projektų ir konkursų. Vadinasi, jie yra ir, sakykime, per paskutinius kokią 10-12 metų vėl labai atsigauna Lietuvoje dainuojamoji poezija, festivalių skaičiumi dalyvių. O šito žanro didžioji dalis klausytojų jaunimas. Ir jie labai gražiai įsijungia. Mes turime vėl, reiškia, labai didelį būrį talentingų jaunų dainų autorių, kurie rašo savo tekstus arba rašo mūsų gerų poetų, reiškia, tekstams muziką. Atlikėjai, jie eina, jie nori kalbėti, jie turi ką pasakyti. Sportas, kultūra iš tikrųjų yra be galo daug viltingų ir gražių ženklų. Tiesiog nieko naujo, jeigu pasakysiu, kad mūsų, reiškia, kultūra, mūsų visuomenė reikia rūpintis kaip sodų. Sėklelę reikia pasėti, paskui laistyti, prižiūrėti. Tada tik tai ateina, reiškia, laikas, kada skinsi vaisius. Ir jeigu, sakykime, dainuojamosios poezijos žanre, nes aš jame esu ir žinau šiek tiek daugiau, yra beveik visi festivaliai, didieji festivaliai turi, reiškia, jaunimo dirbtuves. Ir, reiškia, jie gali susitikti su mūsų žymiausiais menininkais, su tarptautiniais menininkais per tarptautinį festivalį. Yra jau 9 metai ar 10 jau, reiškia, respublikinis moksleivių dainuojamosios poezijos konkursas. Tai yra, reiškia, tai yra konkretų žingsniai. Reikia padėti, reikia surasti jaunus žmonės. Vat kodėl, reiškia, mes krepšinėje turime rezultatus, todėl kad mes turime sistemą, mes turime krepšinio mokyklas, mes turime, ačiū Dievui, reiškia, ačiū Arvydui Saboniui, ačiū Šarūnui Marčiulioniui, kurie įsteigė savo pinigus, investavo į sporto mokyklas. Ir tada jaunimas turi kur ateiti. Jie galėjo savo pinigus investuoti į kažką kitą. Bet jie suvokė, jie rūpino, jie galvojo apie Lietuvos krepšinio ateitį. To pasikoje atsirado daugiau, reiškia, ten Kauno, atsirado Klaipėda, atsirado kitos, reiškia. Tai jeigu mūsų futbolo federacijos prezidentas nebūtų užsiiminėjęs majonezų pramonę, reiškia, tai mes turėtume turbūt ir nacionalinį stadioną, reiškia. Aišku, labai svarbu, reiškia, viščiukai ir kiaušiniai, bet man atrodo, kad svarbu, reiškia, jauni žmonės ir sakykime, tai reikia, suprantat, reiškia, kad būtų pusiausvyra. Vyresni turi padėti, reiškia, norintiem jaunesniem. Nes jaunam reikia pagalbos, reikia patarimo, reikia suteikti galimybę jam pasirodyti, jam reikia suteikti galimybę pagaliau klysti. Suprantat, reiškia, nei viena sėkminga firma šiuolaikinėme pasaulyje, nešanti, sakykime, ekonominę naudą, nei viena jinai neklestės be, reiškia, kūrybingų žmonių, be naujų idėjų. Net jeigu bus tobulai sutvarkyta, reiškia, ta visa administracinė pusė ten, reiškia, bet jeigu jie nieko naujo nekurs, o kurti be klaidos neįmanoma, turi būti, reiškia, suteikta galimybė būti lankstiem ir klysti, bandyti. Va, jeigu mes turėtume, reiškia, tos du, reiškia, dėmenys, reiškia, tas abi galimybės, mes pasiektume iš tikrųjų greitai ir tokių, manau, reiškia, pastebimų rezultatų. Jeigu grįžtant į politiką, reikėtų ruošti mūsų politikus.
Jaunimui. Yra ten, sakykime, kažkokios oratorystės, nes vėlgi, dėja iš mūsų mokyklų išimta oratorikos pamoka. Kad žmogus gebėtų formuluoti savo mintis. Dabar žiūrėkit, net gimtoji kalba yra atsakymai į testo klausimus. 3 klausimai, 5 klausimai reiškia, kuris teisingas. Tau nereikia formuluoti klausimo. Tik kas, taip, ne. Ir nesąmoningai mes kūrim tos, vykdytojus. Paklusnukus. O kad truputėlį, žmogus formuluotų savo nuomonę ir dar svarbiausia, ją sugebėtų apginti, argumentuotų, kada mes galėtume, argumentuoti, bendrauti ir bendradarbiauti, tai būtų, mes turėtume, ir kitokią politinę visuomenę. Tai ačiū už atsakymus. Aš tiesiog paskutinį žodį norėčiau vėlgi duoti jums, kadangi artėja svarbus pilietinis egzaminas, tai yra Seimo rinkimai rudenį ir ypač daug jaunimo vėlgi ateis, tie, kurie pirmą kartą eis balsuoti, kai kurie galbūt antrą kartą. Ir tikėkime, kad tie, kurie jau ne pirmą kartą eis balsuoti, pasimokys iš tų klaidų, kaip ir sakėt, kad reikia erdvės klysti, kartais klysti, bet svarbiausia pasimokyti iš tų klaidų. Tai prieš tą pilietinį egzaminą Seimo rinkimus, ką jūs palinkėtumėt Lietuvos žmonėms? Mes turime priimti, situaciją, kokia jinai yra dabar. Ir jokių būdų nenusiminti ir neprarasti tikėjimo. Neprarasti tikėjimo savo valstybę, neprarasti tikėjimo, kad mes visgi joje savo veiklą, savo poelgiais, savo balsavimais galime joje dalyvauti. Ir nebijoti per susitikimus su kandidatais, uždavinėti nepatogius klausimus, klausti, žiūrėti, atidžiau domėtis į biografijas. Ne tik tai, ką jie parašo, bet truputėlį paskirti tam laiko ir pasidomėti plačiau tai žmonėmis, jų poelgiais, jų pasiekimais. Nes labai norėtųsi, kad mūsų žmonės vėlgi ir politikos atstovai, kaip sakė, Vytautas Kernagis savo dainoj, žmogau tau už žodį reikės atsakyti kaip už daiktą. Kad mes vėlgi grąžintume asmeninę atsakomybę. Asmeninę, ne partinę ten, o asmeninę. Ir kad mes išsirinksime tos žmonės, kurie pasiryžo atiduoti save valstybės kūrimui. Tai tikrai yra labai nelengvas. Ir sprendimas sąžiningiem žmonėm. Ir labai sunkus kelias. Bet mes visada turėjom, pasišventusių žmonių. Ir labai norisi, kad jie užimtų tą vietą, kuri jų laukia. Nepraraskite tikėjimo, netiduokite savo balsavimo teisės kitiem. Eikite ir balsuokite už tuos, kuriais pasitikite.